Sveiki, brangus draugai, su jumis Valdemaras ir podkastas 5 minutės. Jį siuntė Dievas. O dabar eikš, aš siųsiu tave pas faraoną, kad išvestum mano tautą, Izraelitus iš Egipto. Išėjimo 3 skyrius, 10 eilutė. Išmušė Izraelio gelbėjimo valanda, tačiau Dievo tikslas turėjo būti įgyvendintas taip, kad būtų pažemintas žmogaus išdidumas. Išgelbėtojas turėjo ateiti kaip nuolankus ganytojas, tik su lazda rankose, tačiau Dievas šią lazdą padarys savo jėgos simboliu. Dieviškas paliepimas nuskambėjo Mozei tada, kada šis jautėsi savimi nepasitikintis, neiškalbingas ir nedrąsus. Jis buvo nugalėtas to jausmo, kad nesugebės kalbėti Izraeliui už Dievą. Bet kartą, priėmęs darbą, visiškai pasitikėdamas viešpačiu, jis visa širdimi žengė į jį. Dievas laimino jo paklusnumą ir Mozė tapo iškalbingu, drąsiu, romiu ir puikiai tinkančiu didžiausiam kada nors žmogui duotam darbui. Tai yra geras pavyzdys to, ką Dievas gali padaryti, stiprindamas charakterį tų, kurie pilnai juo pasitiki ir visiškai jam paklūsta. Žmogus gaus jėgų ir taps našiu, priimdamas atsakomybę, kurią jam suteikia Dievas, ir visa širdimi stengsis tinkamai atlikti pavestą darbą. Kokios kuklios bebūtų jo pareigos, o galimybės ribotos, jei žmogus pasitikėdamas dievišką jėgą stengsis ištikimai atlikti savo darbą, pasieks tikrą didybę. Keliaudamas iš Midjano, Mozė iš viešpaties gavo stulbinantį ir siaubingą nepasitenkinimo perspėjimą. Jam pasirodė angelas, lyg mėgindamas jį nužudyti. Nebuvo duota jokio paaiškinimo, tačiau Mozė prisiminė, kad jis neapipjausi savo jauniausio sūnaus. Savo misijoje pas faraoną Mozė turėjo atsidurti dideliame pavojuje. Jo gyvybė galėjo būti išgelbėta saugant šventiems angelams. Tačiau nepaisydamas žinomos pareigos, jis nebuvo saugus, nes negalėjo būti apsaugotas Dievo angelų. Prieš pat ateinant Kristui priespaudos metu, teisėjai bus išsaugoti dėka dangiškųjų angelų tarnavimo, bet jokios apsaugos nebus Dievo įstatymo laužytojams. Todėl angelai negali apsaugoti tų, kurie nepaisė vieno iš dieviškų reikalavimų. Su jumis buvo Valdemaras ir podkastas 5 minutės.